Kol mūsų bičiulis pamatė gyvą LeBroną James ir dabar šildosi po Havajų saulę, mes toliau dirbame, aš, komentatorius ir sporto žurnalistas Jonas Lekšas, tarpušvenčių sėdu prie stalo ir kalbu apie krepšinį, jūs sveikinu su kalėdomis, linkiu laimingų naujų metų, kalbu senaisiais, jau rungtynės prasidės naujaisiais metais, o ta pirmoji naujųjų metų 2025 metų savaitė bus labai intensyvi krepšinio atžvilgių, krepšinis niekur nestoja net ir per šventes ir pirmosios rungtynės sausio 2 dieną Panevėžio 7bet Lietkabelis Europos taurėje priima C9 Olimpija. Liublianos klubas iš Slovėnijos šį sezoną tikrai demonstruoja gerą krepšinį, Vezdanas Mitrovičius ten sustigavęs viską, Andrės Stepanovičius grįžta dar kartą į Aukštaitijos sostinę, Martinas Gebenas taip pat yra toje komandoje, bet ten pagrindinę liūto dalį taškų renkasi legionieriai, užsieniečiai iš Amerikos, Devinas Robinsonas rezultatyviausias komandos žaidėjas ir Lietkabeliui bus nelengva, tai yra super nenuspėjama komanda, vieną savaitę gali atrodyti vienaip, kitą savaitę kitaip, Vilniuje rungtynės su Rytu tikrai gavosi neblogas, bet ten galiausiai sekė pralaimėjimas. Vis dėlto galvoju, kad Lietkabelis šias rungtynes privalo laimėti, jeigu dar galvoja apie patekimą tarp šių geriausių grupės komandų, bet tai padaryti nebus lengva. Prognozuoju, kad panevėžiečiai traumų išretinti, kurie neturi Kovliaro, traumas Vilniuje patyrė tiek Lipkevičius, tiek ir Rupštavičius, perimetro linija išretėjusi, galvoju, kad patirtas bus pralaimėjimas 6-9 taškų skirtumu. Ta pati diena, ketvirtadienis ir Kaune vyks rungtynės, Žalgiris prieš Olimpiakos, žalgiriečiai pamatėme, kokie pikti buvo po pralaimėjimų Belgrade prieš Tel Avivo Maccabi. Ten tikrai patyrėme gėdą, pralaimėjimą prieš vienus iš turnyro outsiderių, bet Eurolygoje šiemet yra tik vienas outsideris, Alba, ir visos kitos komandos yra vertos pagarbos, pernelyg nereikėtų sureikšminti tos nesėkmės, žalgiriečiai tikrai žaidžia visą sezoną neblogame lygyje, bet atvyksta prie Olimpiakos ir net ir prie gerų rungtynių su milžiniška motyvacija, sužaidus gerai, tu nebūsi favoritas prieš Olimpiakosą, nors pastarasis irgi nedemonstruoja to čempioniško krepšinio, tai yra vieni favoritų laimėti visą Eurolygą, bet perimetre jiems trūksta tokio išsiskiriančio žaidėjo. Taip, Evanas Fournier žaidžia tikrai gerą sezoną savo debiutinį Eurolygoje, bet Kino Evanso dar nebuvimas atveria žaizdas. Saša Vezenkovas ten irgi matuojasi, kas yra pagrindinis komandos žaidėjas, ar Fournier ar Vezenkovas, ir tikrai bus labai įdomu pamatyti iš arti Olimpiakos Kaune. Lengvų rungtynių tikrai niekas nesitikė, nei viena, nei kita pusė, vis dėlto favorito statusą turi Olimpiakosas ir galvoju, kad naujieji metai Žalgiriui prasidės liūdnai, prognozuoju pergalę Olimpiakos 6 taškų persvarą. Apskritai įspūdinga savaitė krepšinio atžvilgių, žiūrint į tai, kokios komandos atvyksta į Lietuvą. Penktadienį vyksta ir Europos taurė Vilniuje, Vilniaus Wolves prieš Badalonų Žuventut. Wolves būtent atsispyrė šį sezoną laimėdami rungtynes prieš Žuventut išvykoje, tai tikrai buvo didelė staigmena ir nuo to laiko atrodo, kad abi komandos demonstruoja skirtingas kryptis sezone. Jeigu Žuventutas buvo vieni iš favoritų grupėje Europos taurėje, o Wolves buvo klausimų, ar tai bus atkrintamųjų komandų, tai šiuo metu Wolves netgi yra aukščiau už Žuventut ir namuose būtina įveikti šį varžovą, jeigu norint sustiprinti savo pozicijas žengiant į atkrintamąsias. Žuventut 4 pergalės ir 8 pralaimėjimai buksuoja tiek Europos taurėje, tiek ir Ispanijos pirmenybėse. Tuo metu Vilkai nors ir turėjo sunkias rungtynes savaitgalį prieš Mažeikių klubą, bet matome, kokios formos yra Anthony Kaunas, kaip gerai žaidimai įsiliejo Arnoldas Kulbo, kaip per pastarasis 6 rungtynes per abu frontus 5 pergalės fiksuojamos Vilkų kelyje, taip kad tikiu, kad Vilkai, kad ir kaip tai keistai skambėtų, Lietuvos klubą laikau favoritu žaidžiant prieš Ispanijos ekipą, tad prognozuoju Vilkams pergalę rezultatyvioje akistatoje. Penktadienį, žinoma, vyksta ir Eurolyga ir čia laukia Stambulo derbis, sunkiai atkarpą išgyvenantis Šarūnas Jasikevičius, ten Romas Fenerbahče, namuose priima Anadolu Efes. Fenerbahče gruodis buvo katastrofiškas, per 6 rungtynes iškovota viena pergalė, daug ką pasakė ir Šarūnas Jasikevičiaus išvarimas iš aikštės. Belgrade nervai nelaiko, ne tik Šarui nervai nelaiko ir žaidėjams, vienintelis Nigelas Gizas-Deivisas demonstruoja stabilų sezoną, Veido Baldvino nėra ir tai akivaizdžiai matosi Fenerbahče žaidime. Trūksta ir vidurio puolėjo, buvo paliuosuotas Bovinas Marjanovičius, niekas jo vietą dar neatvyko. Fenerbahče yra paieškose, tuo metu Anadolu Efes pastaruoju metu gerina savo žaidimą, nors ir pralaimėjo beviltiškai Monake, bet prieš tai turėjo kelias geresnės pergalės ir tikrai laukia labai įdomios rungtynės. Žiūrint iš dabartinių nuotaikų, atrodo, kad netgi Anadolu Efes turi geriau jaustis ir ateiti galbūt net su favorito statusu. Grįžo Šeinas Larkinas, jam reikia laiko įsibėgėti, bet vis dėlto laukia super intriguojantis susitikimas ir galvoju, kad čia bus tas metas, kada Šarūnas Jasikevičiaus auklėtiniai atsispirs ir iškovos pergalę. Galvoju, kad bus dramatiškos rungtynės, bet pergalę pasieks Fenerbahče 4-7 taškų persvarą.
Savaitę užbaigime Panevėžyje, kur vietos 7bet Lietkabelis susitinka su Kauno Žalgiriu. Tikrai laukia įdomios rungtynės iš tos pusės, kad vis dėlto Nenadas Čanakas negalės vadovauti Lietkabeliui. Jis buvo diskvalifikuotas Vilniuje ir turės praleisti rungtynės. Lietkabelis tikrai pastaruoju metu ir išretėjusios sudėties yra iškirtęs Kovliaras, traumą patyrė Lipkevičius, kaip minėjau, ir Rupštaičius, neaišku, kokių jie pajėgumų bus. Giedrius Žibėnas pasakė labai įdomią mintį Vilniuje, sakė, kad Lietkabelis veteranų komanda. Jie negali sužaisti 2 rungtynių paeiliui gerų, vis dėlto antroje sezono pusėje turėtų jiems palengvėti tvarkaraštis ir lygiai tikrai 7bet Lietkabelis turi gerą, ypatingai sugrįžus Džordžą Gagičių, žaidimo stilius keičiasi, bet manau, kad 7bet Lietkabelis dės visą akcentą ant rungtynių Europos taurės su Liublianos klubu ir Žalgiris bus paliktas šone, o Žalgiris LKL matome nebejokauja sutraiškytas, tiesiog buvo Utenos Juventus ir nemanau, kad Panevėžyje matysime atsipalaidavimą, ypatingai jeigu bus patirtas pralaimėjimas ir prie Olimpiakos. Prognozuoju, kad Žalgiris iškovos ganėtinai lengvą pergalę Aukštaitijos sostinėje 2 persvarą. Nu ką, tiek šią savaitę, kaip ir sakiau, kalbu senaisiais metais rungtynės vyks jau naujaisiais, kuriam laikui aš dabar atsisveikinu, aš keliauju operuotis, remontuoti savo kojos. Na, o naujiems metams palinkėsiu pirmiausia jums sveikatos, jeigu turėsite sveikatos, visos kitos gyvenimo pergalės ateis su tuo. To ir linkiu ir iki kitų kartų.